Labas vakars! Man tagad atkal ir iztauka sava iestērķelētiem palagiem, krokotiem pārklājiem, ģerānijūs palodzes, sīki rūtotiem lodziņiem, un ārā dziļi ziema aiz tiem, un ārā kukanām sniega, pietvīkus pat āmes brien, biezos velteņus nopurin, ieejot savā istabā. Istabā, kurā bijis pin, kurā mazgāja mutu pienā, kurā lasīja vēstules, kurā lūpas pie stikla spieda, kamēr izkusa ledus putas, kurā klausījos uguns brakšķam, kurā klausījos valsts speram, ābols būkšķam un lietu bakšķam. Istabā, kurā es vienmēr vienu, istabā, kurā tevi gribu, istabā, kurā tevis nav, smalki izšķultā neskārtībā, istabā, kurā nevar ienākt. Aš tik pakartosiu, Ana Auzinė yra ir dailininkė, ir poetė, atvyko pas mus iš Rygos. Mano kambarys. Aš ir vėl turiu savo kambarį, su krakmolytom paklodėm, nėriniuotais užvalkčiais, su pelargonijam palangės, mažais langeliais ir gilia žiema už jų. O lauke pusnių pusnys, brendu jomis visą išraudus, storus veltinius nusipurtau įeidama į savo kambarį. Į kambarį, kuriame pyniau guzelę, kuriame burną pienu prausiau, kuriame skaičiau laiškus, kuriame spaudžiau lūpas prie stiklo ir ledo gėlės įtirpo, kuriame klausiausi ugnies spraksinčios, kuriame klausiausi speigos spiginančio, obuolių bumbsinčių, lietaus papsinčio. Kambaryje, kuriame visuomet aš viena, kambaryje, kuriame tavęs noriu, kambaryje, kuriame tavęs nėra, kambaryje, į kurį negali įeiti. Erikas